Odeta iš Lama BPO centrinės būstinės. Šiandien jums trumpai pristatysiu visą aktualiausią informaciją, tai kas susiję su bendruoju priėmimu į Lietuvos aukštąsias mokyklas. Trumpai aptarsim, kaip nuo mokyklos iki svajonių studijų atlikti teisingus žingsnius ir įstoti į norimą aukštąją mokyklą. Taip, tai Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija, kitaip tariant Lama BPO, vykdo bendrąjį priėmimą į Lietuvos aukštąsias mokyklas. Kai norėsite stoti į universitetus ar į kolegijas, turėsit galimybę nukeliauti į Lama BPO tinklalapį ir ten pasirinkti kortelę, ar į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas stojat, ar į trumposios pakopos studijas koleginės aukštosiuose mokyklose. Informacija yra Lama BPO tinklalapyje suskirstyta kortelėmis. Ten galite rasti visą naujausią informaciją, tai kas susiję su bendruoju priėmimu į aukštąsias mokyklas. Jeigu siekiat valstybės finansuojamos studijų vietos, jums nėra kito kelio, kaip tik per Lama BPO pildyti prašymą stojimui. Šiais metais turime 29 aukštąsias mokyklas, tai 16 universitetų ir 13 kolegijų. Tai kai norėsit stoti į aukštąją mokyklą, galėsit pasirinkti bet kurią iš jų. Pagrindinis esminis klausimas, ko dažnai klausia stojantieji, kuo skiriasi universitetinės ir koleginės studijos. Tai skiriasi dviem svarbiausiais aspektais. Studijų trukme, studijų kaina ir suteikiamų studijų diplomų. Tai paprastai universitetinės studijos trunka apie 4 metus, vientisosios studijos gali trukti iki 6 metų ir studijų kainos prasideda universitete nuo 3200 už istorijos kalbų studijas ir gali siekti net 19 900 už orlaivių pilotų rengimo studijas. Renkantis koleginės studijas, paprastai studijos trunka 3 arba 4 metus, priklausomai nuo studijų programos, ir studijų kaina nuo 2200 už studijas būtent kalbų, istorijos ar panašių dalykų ir iki 8600 už muzikos studijas kolegijose. Baigus koleginės studijas yra suteikiamas profesinio bakalauro diplomas, tai yra aukštojo išsilavinimo diplomas, kuris suteikia galimybę studijuoti ir toliau. Tik tiek, kad pabaigus koleginės studijas nėra galimybės iš karto stoti į magistrantūrą, tada tektų po koleginių studijų dar metus laiko stoti į išlyginamąsias studijas ir tokiu būdu paskui stoti į magistrantūrą. Baigus universitetinės studijas yra suteikiamas aukštojo mokslo universitetinis diplomas ir suteikiama galimybė toliau tęsti studijas magistrantūrai. Toliau, kitas labai svarbus klausimas. Jeigu norit stoti į aukštąją mokyklą, vienas esminių klausimų yra, kiek ir kokių brandos egzaminų man reikia išlaikyti, kad aš galėčiau įstoti į aukštąją mokyklą. Jeigu norit įstoti tiek į universitetinės, tiek į koleginės studijas, turit išlaikyti bent 3 valstybinius egzaminus. Tai yra lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir dar vieno laisvai pasirenkamo dalyko valstybinį egzaminą. Ir jeigu stosite į universitetinės studijas, vidurkis tų 3 brandos egzaminų turi būti ne mažiau negu 50. Jeigu stosit į koleginės studijas, tai vidurkis turi būti ne mažiau negu 41. Jeigu rinksitės menų studijų programas, tada pakanka bent 2 valstybinių egzaminų, tai lietuvių kalbos ir dar vieno laisvai pasirenkamo dalyko. Ir tiesiog stojant tiek į valstybės finansuojamas, tiek į mokamas vietas, reikalavimai yra lygiai tokie patys. Jeigu norėsit tiek į valstybės finansuojamą, tiek į mokamą vietą, reiškia, turit išlaikyti bent tuos 3 valstybinius egzaminus ir tada jau galit pretenduoti į aukštosios mokyklos studijų programą. Esminiai pasikeitimai nuo praeitų metų, tai tiem, kurie būsit atleisti nuo vieno ar kelių brandos egzaminų, stoti į aukštąją mokyklą galit tiek į valstybės finansuojamą, tiek į mokamą vietą, suteikiama galimybė.
Ir tiem, kurie laikė brandos egzaminus 2025 metais, kai buvo pridėta 10 papildomų balų, tiesiog siekiant sudaryti vienodas galimybės visiems stojantiesiam, bus eliminuojama ta 10 pridėtų taškų ir tiesiog stojant apskaičiuojami konkursiniai balai, kad visi stotų vienodomis sąlygomis. Toliau, kita jūsų svarbi užduotis, tai studijų programų pasirinkimas. Tai, ką darot šiandien ir parodoj, keliaujat per stendus, lygiai tą patį galit pasižiūrėti ir Lama BPO tinklalapyje. Turime skilti studijų programų sąrašas, kur yra galimybė pasirinkti iš daugiau negu 500 studijų programų ir tiesiog pasižiūrėti, kokių dalykų reikia, norint stoti vieną ar kitą studijų programą. Vis tiek jau daugelis rinkotės pamokas, kokius dalykus mokytis būtent mokykloje ir kokių egzaminų reikia, bet visa išsami informacija taip pat mūsų tinklalapyje yra. Kitas svarbus klausimas, kai stojat į aukštąją mokyklą, kaip skaičiuojamas konkursinis balas? Konkursinis balas skaičiuojamas iš 4 pagrindinių dedamųjų dalių, kur pirma dedamoji yra pati kone svarbiausia, tai sudaro net 40% viso galutinio konkursinio balo. Kaip pavyzdys, stosit į ekonomiką, finansus ar inžineriją, pagrindinis dalykas matematika, stojat į mediciną, kineziterapiją, miškininkystę, pagrindinis dalykas biologija, stojat į teisę, socialinį darbą, politikos mokslus, pagrindinis dalykas istorija. Tai tada jau turit orientuotis, kuo geriau išlaikyto pagrindinio dalyko brandos egzaminą, nes jisai sudaro vos ne pusę galutinio konkursinio balo. Toliau, antra ir trečia dedamoji sudaro po 20% konkursinio balo, tai čia gali būti ir jūsų privaloma matematika, ir anglų kalba, bet kuris kitas dalykas pagal tą studijų programą, kas yra privaloma. Ir antra bei trečia dedamąja gali būti įmamas arba brandos egzamino, arba metinio pažymio įvertinimas. Tik tiek, kad turėkite omeny, kad kai laikot brandos egzaminą, jis visada bus naudingiau negu metinis pažymys. Metinis pažymys 10-ukas A lygiu yra tas pats, kas 34 valstybinio. Tai čia šiuo atveju, nebent jeigu neišlaikytumėt valstybinio egzamino, tada jau sistema iš jūsų brandos atestato paimtų jų metinį pažymį ir išskaičiuotų, kas jum yra palankiau. Ketvirta dedamoji paprastai yra lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas ir lietuvių metinis niekada nėra įmamas skaičiuojant konkursinį balą. Jau čia šiuo atveju, kaip išlaikysite egzaminą, taip jis ir bus įskaičiuojamas į konkursinį balą. Ir iš 4 valstybinių egzaminų gavus po 100, maksimaliai galite surinkti konkursinį balą 10. Nes kai skaičiuojam rankiniu būdu, kaip daug kas šiandien ir parodoj klausėt, kaip rankiniu būdu apskaičiuoti savo konkursinį balą, tai tiesiog valstybinio egzamino įvertinimą, kur gaunat 100 baliai skaliai, pavyzdžiui, biologijos gavau 80, tada dalinu iš 10, gaunu 8 ir tada dauginu iš svertinio koeficiento 0,4 arba 0,2 ir gaunu pirmąją dedamą iš 4. Ir 5 dedamoji, tai gali būti kiti pasiekimai, pridedami stojantiesiam už 4 kategorijas. Tai valstybės finansuojamas studijų vietas papildomi balai yra griežtai reglamentuoti švietimo mokslo sporto ministro tvarka. Tai už tarptautinių ir Lietuvos mokinių šalies olimpiadų ir konkursų laimėjimą 10, 11, 12 klasiai laimėjus 1, 2 arba 3 vietą. Čia šiuo atveju negalioja regioninės ir rajoninės olimpiados, nes už jas papildomi balai nepridedami. Tada kita kategorija. Gal kažkas jau pasirinkot, ar ruošitės pasirinkti laikyti brandos darbą, tai brandos darbo gavus 9 arba 10 prideda papildomai 0,25 balo. Lygiai taip pat yra galimybė gauti 4 papildomo balo atlikus savanorystę. Tarp kitko, šiandien irgi nemažai kas domėjotės apie savanorystės projektus. Tai savanorystė, už kurią galima gauti 4 papildomo balo, gali būti 3 projektuose. Tai Erasmus+, kai išvykstat pagal mainų programą netrumpiau negu 3 mėnesiam,
Tada Europos solidarumo korpusas irgi tarptautinis projektas. Ir trečia dažniausia savanorystė, kurią Lietuvoje atlieka stojantieji, tai per jaunimo reikalų agentūros tinklalapį jra.lt užsiregistravus į specialų savanorystės projektą, pasirinkus vieną iš 400 organizacijų, savanoriauti reikia netrumpiau negu 6 mėnesius, galima tiek 11, tiek 12 klasiai, kai kurie pradeda ir 10, nes tie projektai prasideda nuo 15-16 metų. Ir ten atlikus tą savanorystę gaunat specialų pažymėjimą, kurį pateikėt stojimo procese ir gaunat papildomai 4 balų stojant į bet kurią studijų programą. Dar kita kategorija, tai tiem, kurie atliekat privalomąją karo tarnybą ir nuo šių metų galioja jau kariams savanoriams, kurie atlieka pilną kario savanorio tarnybą, gauna papildomai 0,5 balo. Ir tiem, kurie gavo šaukimą atlikti privalomąją karo tarnybą šiemet, jūs priėmime galit dalyvauti ir būdami šauktinių sąrašuose ir tada jau, kai įstosit, pasirinksit, ar norit pasimti akademinės atostogas ir nukeliauti atlikti privalomąją karo tarnybą, ar pasirinksit tą karo tarnybą atlikti vasaromis po 3 mėnesius, ar tapsit karių savanorių, tačiau jums viso priėmimo proceso tai neapriboja. Ir taipogi galit po mokyklos, tarkim, nukeliauti atlikti karo tarnybą ir tada stot ir gauti pusę papildomą balo. Visi kiti pasiekimai, tokie kaip Junior Achievement, Nacionalinė moksleivių akademija, prideda papildomų balų, nebent tai mokamas vietas, jeigu aukštoji mokykla yra patvirtinusi tai savo priėmimo taisyklėse. O į valstybės finansuojamą vietą tiesiog yra nustatyti kriterijai. Ir jeigu kažkas stosit į profesinę mokyklą ir ją baigsit su pagirimu ir paskui tęsit studijas aukštoji mokykloje, irgi gaunat 1 papildomą balą stojant. Kitas svarbus niuansas. Jūs turit galimybę pasinaudoti LAMA BPO atnaujintą konkursinio balo skaičiuoklę. Jau jinai yra paruošta ir suprogramuota pagal šių metų priėmimo taisyklės. Labai daug įdiegta atnaujinimų, kuriais siūlome pasinaudoti, nes turit galimybę įvesti ir papildomus pasiekimus, ir laikytus egzaminus, ir metinius pažymius. Pasirenkat studijų programą, gal nuo kažkurio egzamino esate ar būsite atleistas, taipogi atleistiem nuo brandos egzaminų jau konkursinio balo skaičiuoklė veikia ir kas labai patogu, kad apskaičiavus savo konkursinį balą, galite atsispausdinti PDF failą ir tiesiog pasilikti naudojimui, gal vėl norėsit prisijungti, palyginti tą savo konkursinį balą, tad tikrai siūlome pasinaudoti tokią galimybę ir apskaičiuoti savo konkursinį balą. Šiemet priėmimas vyks 3 priėmimo etapais, kur pagrindinio priėmimo metu, kaip visada, bus išskirstyta daugiausia valstybės krepšelių. Tad registracija pati svarbiausia ir visas susitelkimas turėtų būti pagrindiniam priėmimui, kada nuo birželio 1 iki Liepos 23:12 valandos pildomas prašymas stojimui ir Liepos 29 dieną skelbiami rezultatai, kur įstojat. Ta diena, kai gausit kvietimą, gausit pranešimą elektroniniu paštu ir prisijungę informaciniai sistemai matysit žodį kvietimas. Jeigu tenkina gautas kvietimas studijuoti, tada Liepos 29-31 per 3 dienas turit sudaryti studijų sutartį su aukštąja mokykla. Jeigu prireiks kitų priėmimo etapų, tai 2 papildomi priėmimai vyks rugpjūčio mėnesį. Čia svarbiausias esminis principas. Jeigu norit dalyvauti 2 ar 3 priėmimo etape, nepamirškit, kad turit iš naujo sureitinguoti studijų programas. Prašymas automatiškai negalioja po 1 etapo, nes kaip dažnai stojantieji sako, aš galvoju, kad aš automatiškai visose etapuose dalyvausiu, visgi prašymą reikia atnaujinti kitam etapui iš naujo. Ir kitas svarbus niuansas, jeigu per 1 etapą įstosit į valstybės finansuojamą studijų vietą ir galvojat, gal čia visai ne ta studijų programa, kur aš norėčiau studijuoti, kitame priėmimo etape, turint valstybės finansuojamos vietos sutartį, jau dėl valstybės finansuojamų vietų sutarčių dalyvauti nebegalim.
Jeigu turėsit mokamos vietos sutartį, kitose etapuose sistema dalyvauti leis. Tai čia svarbus niuansas yra tarp skirtingų priėmimo etapų. Kita svarbi dalis, kaip teisingai užpildyti prašymą stojimui. Taigi šiemet, kaip kalbėjom, kas kitais metais stosit, paprastai priėmimas prasideda birželio 1 dieną, nukeliaujat į Lama BPO tinklalapį, paspaudžiat registracijos mygtuką ir jūs sistema iš karto nukelia į bendrojo priėmimo informacinę sistemą, kur sistema paprašo jūs identifikuoti per elektroninius valdžios vartus. Registracija kiekvienam stojančiajam yra nemokama, galima viena stojančiojo paskyra, kadangi bus susieta pagal jūsų asmens kodą. Tada užsiregistruojat, užpildot reikiamą informaciją ir keliaujam per laukus. Tiesiog sistema iš kairės į dešinę jums pati sufleruos, ar kažkokio laukelio trūksta dar užpildyti ar ne. Tiesiog pateiksit informaciją apie save, nurodysit, ar turit papildomų pasiekimų. Apie jūsų brandos atestato duomenis bus gaunami pagal jūsų asmens kodą iš mokinių registro automatiškai. Tai jums čia jau šiuo atveju daryti nieko nereikia. Išskyrus, kas mokotės pagal tarptautinio bakalaureato diplomo programas, tai procesas truputėlį skiriasi nuo lietuviško atestato. Tada reikia gauti studijų kokybės vertinimo centro pažymą dėl tarptautinio bakalaureato diplomo pripažinimo ir pateikti į diplomo sertifikato kopiją. Tiem, kas gaunat lietuvišką atestatą, tiesiog tie duomenys gaunami automatiškai. Dėl pačio prašymo pildymo logikos, kas svarbiausia, kad prašymas yra nagrinėjimas prioriteto tvarka, jūs turit galimybę užpildyti iki 9 studijų programų, kur norit studijuoti ir teikiamas vienas kvietimas studijuoti. Vadinasi, turėkit omeny, kad į pirmą vietą turite rašyti tą studijų programą ir toj mokykloje, kur labiausiai norit studijuoti. Ir taip reitinguojat prioriteto mažėjimo tvarka. Nes įsivaizduokit, pagal šitą pavyzdį, sistema patikrino, į pirmą neįstojot, kažkas nukonkuravo, į antrą neįstojot, įstojot į trečią, ten gavot vieną kvietimą studijuoti, vadinasi, nuo 4 iki 9 sistema jau nebetikrintų, ar jūs ten įstotumėt. Dėl to jums labai svarbu iš anksto sudėlioti eiliškumą, nes tikrai labai dažnai pasitaiko stojančiųjų, kai sako, galvoju, užpildysiu 9, gausiu kelias ir paskui galėsiu rinktis, tai visgi turėkite omeny, kad tas vienas kvietimas galimas ir jau tada reitinguojat pagal svarbumą. Kitas svarbus klausimas. Jeigu labiau teikiat prioritetą valstybės finansuojamai studijų vietai, tai pirmai įrašot kelias valstybės finansuojamas studijų vietas ir galbūt pabaigoje, kaip šitam pavyzdį 8-9 vietoj, įrašėm 2 valstybės nefinansuojamas vietas. Tiesiog, kad jeigu neįstosit į nei vieną iš 7 valstybės finansuojamų, jums sistema galėtų pasiūlyti valstybės nefinansuojamą studijų vietą. Jeigu mokamos vietos neįrašysit, niekas jums jos ir nepasiūlys. Tai va čia svarbu turėti omeny. Būna tarp etapų stojantieji, pavyzdžiui, sako, aš pirmame etape rašysiu tik valstybės finansuojamas vietas ir jeigu neįstosiu, kitame etape rašysiu valstybės nefinansuojamas vietas. Galima ir taip daryti, jau kaip jūs patys nuspręsite. Štai čia kaip tik matot didžiulę lentelę, tai stojančiojo duomenų suvestinė, jinai būtent taip atrodys jūsų stojančiojo prašyme, kai užpildysit prašymą studijuoti, nurodysit aukštąją mokyklą, studijų programą, bus apskaičiuotas jūsų konkursinis balas ir kas patogu, sistema jums rašys, ar jums tinkamumas dalyvauti yra taip ar ne. Tiesiog jau sufleruoja. Tarkim, jeigu trūksta brandos atestato duomenų, jums taip ir rašys, kad ties ta programa trūksta brandos atestato duomenų. Jeigu stojat į menų studijų programas arba Lietuvos karo akademiją, reikia laikyti atskirus stojamuosius egzaminus. Tai kol tų stojamųjų egzaminų neišlaikysit, jums tol rodys, kad konkurse nedalyvaujat, nes dar neišlaikyti stojamieji egzaminai. Tai visada pasižiūrėkite tą tinkamumą dalyvauti, kai jau bus žinomi brandos atestato rezultatai, jie atkeliaus į jūsų stojančiojo paskyrą, tai jūsų tinkamumas dalyvauti iš karto tą dieną ir pasikeis. Jau jeigu konkursinis balas bus pakankamas, visur matot žodį taip, kad konkurse dalyvaujat,
Tai yra didžiausias rodiklis, kad prašymas yra užpildytas teisingai ir to prašymo niekur siųsti nereikia. Jisai lieka informaciniai sistemai. Ir šiemet Liepos 29, kai bus paskelbta, kas kur įstojo, paskutiniam langelėje, kur kvietimas studijuoti, matysit žodį kvietimas, ties ta programa, į kurią esate kviečiami studijuoti. Tai šiuo atveju tiesiog sistema kiekvieną žingsnį jums pasufleruos, ar kažko neužpildėt, ar dar kažko trūksta, ar kažką reikia išlaikyti papildomai. Jeigu tenkina gautas kvietimas studijuoti, šiemet 3 dienos studijų sutarčių sudarimui nuo Liepos 29 iki 31. Paprastai didžioji dalis aukštųjų mokyklų suteikia galimybę sudaryti studijų sutartį elektroniniu būdu, tad jeigu kažkas sugalvosit išvykti, padirbėti, savanoriauti ar kažkokią kitą veiklą užsiimti, studijų sutartį galit sudaryti iš bet kurio pasaulio kampelio, kuriame yra internetas. Tiesiog svarbu nepavėluoti ir tai laiku padaryti. Jeigu kažkas norėsit atvykti gyvai, tada bus galimybė atvykti į aukštąją mokyklą ir tiesiogiai sudaryti studijų sutartį, aišku, darbo valandomis. Elektroninės sutartys sudaromos visą parą per tą numatytą laikotarpį. Jeigu žinot, kad išvyksit kažkur į užsienį ir norėsit, kad gyvai būtų sudaryta studijų sutartis, o patys žinot, kad negalėsit, tada notariškai galiokit kažką iš artimųjų, kad už jūs galėtų atvykti sudaryti studijų sutartį. Šiaip studijų sutartį matysit bendrojo priėmimo informaciniai sistemai, visą tą procesą paeiliui. Toliau, truputėlį statistikos įdomumo dėliai. Žinau, kad šiandien parodoj dėliojat, ką norėtume daugmaž studijuoti, kokia čia konkurencija, kiek aukštoji mokykla priima stojančiųjų, kiek kiekvienoj programai yra valstybės finansuojamų vietų krepšelių. Tai valstybės krepšeliai yra skiriami ne konkrečiai aukštai mokyklai, o visai studijų krypčių grupiai. Jūs, tarkim, kurie stosit šiemet, turėsit galimybę gauti vieną iš 12,5 tūkstančio valstybės finansuojamų studijų vietų. 2025 metų priėmime tarp universitetinių studijų stojantieji, kurie gavo valstybės finansuojamas vietas ir kur daugiausiai rinkosi, tai buvo ekonomikos ir finansų, teisės, medicinos, programos sistemų, studijų programos ir ten sudaryta daugiausia valstybės finansuojamų studijų sutarčių. Koleginiam sektoriui pagal praeitų metų duomenis tarptautinis verslas, pradinio ugdymo pedagogika, bendrosios praktikos slauga, automobilių techninis eksploatavimas, tos studijų programos, kurias daugiausiai rinkosi stojantieji ir daugiausia sudaryta valstybės finansuojamų studijų vietų sutarčių. Kitas dar svarbus niuansas, ko dažnai ir jūs klausėt, tai koksgi turi būti mažiausias stojančiojo balas, kad galėčiau įstoti į valstybės finansuojamą studijų vietą. Įsivaizduokit, kiekvienoj studijų krypčių grupiai vyksta konkursas, kur yra skirtas tam tikras valstybės krepšelių skaičius ir visi stojantieji, kurie stoja, varžosi tarpusavyje. Ir automatiškai jūs sukuriat konkursą ir paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą studijų vietą konkursinis balas yra fiksuojamas kaip mažiausias paskutinio įstojusiojo balas. Tai pagal praeitų metų duomenis universitetiniam sektoriui paskutinio įstojusio mažiausias konkursinis balas ir kitaip tariant didžiausias konkursas buvo į mados dizaino studijas, kur konkursinis balas siekia 9,6, į odontologijos studijas 9,55, muzikos studijos 9,3, įdomumo dėliai, tarkim, kokie informatikos mokslai siekia apie 6, ir inžinerijos mokslai, technologijų mokslai universitetiniam sektoriui truputėlį virš 5 siekia mažiausio konkursinio balo. Tai kaip matot, konkursai yra skirtingi tarp studijų krypčių grupių ir lygiai taip pat, kai jūs stosit, irgi tie konkursai bus skirtingi. Koleginiam sektoriui didžiausias konkursas buvo muzikos studijose, kur konkursinis balas siekia net 9,3. Tai reiškia, paskutinis įstojo į valstybės finansuojamą vietą su tokiu konkursiniu balu.
Toliau kitos menų studijos kolegijose irgi siekia vos ne 8 konkursinio balo, jau priklausomai nuo studijų programos. Reabilitacijos studijų programa, kineziterapijos, ten įvairios tos studijų programos, konkursas siekia apie 6,4. Tarkim, pradinio ugdymo pedagogika, kuri buvo labai populiari koleginiam sektoriui, siekia konkursinį balą apie 4,6. O slaugos akušerijos studijų programos praktiškai beveik 4 balus siekia. Tai čia šiuo atveju tiesiog bendrai orientacijai, kai klausėt, kokio man reikėtų konkursinio balo, galima kaip atskaitos tašką naudoti būtent praeitų metų duomenis, įvesti į Lama BPO tinklalapį esančią skaičiuoklę ir mes daugmaž žinosim, kokio konkursinio balo reikia. Tas konkursas, aišku, gali skirtis kiekvienais metais, bet bendrai orientacijai iš tikrųjų visai gerai žinoti, su kokiu paskutiniu balu įstojo stojantieji. Kitas dar mažas niuansas, ko dažnai klausėt, jeigu įstosiu į mokamą studijų vietą, ar galiu gauti valstybės remiamą paskolą. Jeigu reikės mokėti už studijas, turėkite omeny, kad valstybinis studijų fondas suteikia galimybę pasiimti valstybės remiamą paskolą, tada po to, kai įstosit, turėsit studijų sutartį, pildot per vsf.lt valstybinio studijų fondo tinklalapį būtent paraišką valstybės remiamai paskolai gauti, kas patogu, kad ją galit pildyti kas pusmetį, tarkim po pusės metų po rotacijos pereinat į valstybės finansuojamą vietą, jums toliau paskolos nebereikia. Ta paskola paskaičiuoja per 15 metų po to, kai jūs baigsit studijas ir galėsit mokėti įmokas. Jeigu reikėtų būtent šios paslaugos, turėkite omeny, kad tokia galimybė yra. Toliau, skatinamosios studijų stipendijos yra geriausiai besimokantiems skiriamos jau pačiam universitete arba kolegijoje. Kai jūs įstosit, jūs aukštoji mokykla informuos, ar jūs gaunat skatinamąjį stipendiją ar ne. Jeigu reikėtų studentų bendrabučio, po to, kai pildysit visą tą prašymą stojimui, dėl studentų bendrabučio reikia kreiptis į universitetą arba kolegiją tik tada, kada turėsit jau studijų sutartį. Kai vyks procesas per Lama BPO, dažnai klausia, sako, ar galit padėti mums su bendrabučiais, tai šitas procesas vyksta tik tada, kada jau sudarot studijų sutartį su aukštąja mokykla ir tiesiog jau kreipiatės dėl bendrabučių. Tai jeigu kiltų kažkokių klausimų, mielai kviečiam konsultuotis aukštasis eta Lama BPO.lt, susisiekiant kontaktinių Lama BPO telefonu. Jeigu dar sugalvosit klausimų, tikrai mielai kviečiu šiandien stende pirmam aukšte Lama BPO, turim visą stendą, kur konsultuosim iki pat studijų parodos pabaigos. Ir mielai lauksim klausimo, kai prasidės stojimo procesas, kada mūsų komanda, kaip visada, bus pasiruošus jum padėti atsakyti visus klausimus, nes kaip pastebėjom, pats didžiausias pikas ir būna tada, kada ateina visas tas stojimo procesas. Tad jeigu kils klausimų, tikrai mielai susisiekiam. Labai dėkoju, kad atėjot, klausėt, tikiuosi kažką išgirdot naudingo ir sėkmės laikant brandos egzaminus. Ačiū.